Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje balandžio 18 dieną vykdant Kultūros rėmimo fondo finansuojamo projektą patriotinėmis eilėmis prasidėjo antroji mokomosios pažintinės konferencijos 1863 metų sukilimo istorinė ir kultūrinė reikšmė praeitis ir rytojus diena. Antroji konferencijos diena skirta netoli bibliotekos esančių Gegužių progimnazijos, Lieporių gimnazijos, Romuvos gimnazijos, Saulėtekio gimnazijos mokinių pranešimams. Taip pat prie šio gražaus būrio jaunuolių prisidėjo Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto istorijos ir politikos studijų programos studentė Kristina Karošaitė bei garbės svečias kraštotyrininkė Mikelio prizo laureatė Irena Rudzinskienė. Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė. Po gražių direktorės palinkėjimų kuo dažniau dalyvauti konferencijose į bibliotekos sceną atėjo šaunieji Lieporių gimnazijos gimnazistai Ignas Petrauskas, Tomas Drąsutis, Mantas Kliopkinas. Jie atliko dainas Kelias namo, Margi sakalai, Draugui. Lydėdami gęstančią žarą vėlai, į dangų pakilo margi sakalai, paniekinę žemės svilingus garsus, padangėje išskleidę savo sparnus ir tarė margieji, negrįš į žemę, kol josios kalnai ir pakalnės apten, sapnai šešėliai, padangėse mums šviesių jų saulė kelių nebedrums, nes skaičią saulę dangum pasipyję, iš josios vainiką nuskinsim leliją ir mėlyčios žemės laukus ir olynus paversime žėrinčiais saulės gėlynais. Giedras dangus paskutinį kartą, o aklas valkata pamirš savo vardą, mirtis išsišiepus, tiesia rankas, bet aš gyvas dar, gyvas kol kas, o stovintiems prie vartų ir rojų sėkmės, aš grįžtu namo. Aš grįžtu namo, gal grįžtu namo, turbūt grįžtu namo. O peilis į širdį ne taip jau baisu, jei žinai, kad rytoj vėl ruduo. Man liūdna labai, aš noriu išgerti, bet mano stikliniai vanduo. Ir tie aš be tavęs, kaip be lietaus, išdžiūvu žemę, tuščia iš ilgesio, rankas į erdvę tiesiu, joje ne šešėlio, tavo mielo nepaliesiu, o ateitis. Ar tik vienuolio laimė lemia į dvi šalis, mus nubloškė žiaurus likimas, nei viens kitam draugai savo rankų nepaduosi silpnybės valandoj, viens kitą nepaguosi, tik praeities kankins beširdis atminimas. O vis dėlto, kad ramios žvaigždės naktį šviečia ir paslaptingai mirksi danguje žvaigždutės, žinau, kad tavo ten žiūri liūdinčios akutės ir sten greta nurimti ir manąsias kviečia. Vėliau susirinkusiems konferencijos dalyviams pirmąjį pranešimą skaitė Irena Rudzinskienė.
garbės kraštotyrininkė, Mikelio prizo laureatė, daugelio respublikinių parodų laureatė. Kaip ir pirmąją konferencijos dieną, kuri buvo skirta 5-6 klasių mokiniams, taip ir šiandien buvo kalbama apie prieš kelias dienas bibliotekoje pradėjusią veikti personalinę ponios Irenos Rudzinskienės spaudinių parodą Vaikystė prie Sukilėlių kalnelio – istorijos ir asmenybių pažintis gatvių pavadinimuose. Gimnazistams kraštotyrininkė papasakojo savo atsiminimus apie Sukilėlių kalnelį, kaip jis metams bėgant keitėsi, kaip dar būdama maža matė ten laidojimų žmonės ir kaip vaikas liūdėjo, jog nebegalės ant Sukilėlių kalnelio važinėti su draugais rogutėmis. Pasakojo apie šalia Sukilėlių kalnelio vingiuojančių gatvių pavadinimų kaitą, prisiminė ir savo pirmąją bei vėlesnės mokyklas. Pakvietė visus jaunuolius būti drąsiais ir domėtis kraštotyra. Vėliau pranešimus skaitė jaunieji mokomosios konferencijos dalyviai. Vieniems tai sekėsi geriau, kitiems gal trūko patirties ir drąsesnio garsesnio balso. Konferencijos pranešimus pabaigoje lydėjo plojimai. Smagus draugų palaikymas buvo labai reikalingas paskutiniuosius pranešimus skaitantiems gimnazistams, nes konferencija užtruko beveik 3,5 valandos. Antroji konferencijos diena baigėsi dalyviams įteikus diplomus ir suvenyrus. Visi smagūs, kad pagaliau išlaikė pirmąjį savo gyvenime konferencijos egzaminą, sustojo nusifotografuoti bendrai nuotraukai.